sveikos, mielosios. Labuk. Seniai besimatėm. Atleiskit. Visą žinot. Arba daugumoje žinot mano situaciją. Buvo išsekimas organizmo ir emocinis, ir psichologinis, ir fizinis. Žodžiu, visas. Negana to, kurį laiką negalėjau daryti metimo, kadangi jau turbūt minėjau. Ar ne? Ar nebeatsimenu, žinokit, ar minėjau, ar ne, kad artimas žmogus savanoriškai išėjo iš šio gyvenimo. Pačią suprantat, apie ką tai eina kalba. Kas tiki Dievu, tai žinot, kad žudytis negalima. Bet kaip sako, atleisk mums mūsų nuodėmes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ar ne, tai, nežinau, ar tai įeina į tai, ar ne. Bet šiandien kalbėsim ne apie mane, aš jūsų labai pasilgau ir prikaupiau energijos, stengiuosi stotis ant kojų, tai nėra paprasta. Nėra lengva, buvau pakritusi, galvojau, kad visai jau nebeatsistosiu. Bet kabinuos vėl iš naujo. Ir vėl iš naujo, ir vėl iš naujo, ir vėl krantu, ir vėl kabinuosi. Nepasakosiu daug, viso žinot mano situaciją, žinot mano depresiją ir visa kita, dėl vaikučio, dėl daug išgyventų pergyvenimo sunkumų, kurių, kai aš sakau, kad kai kurie sako, kad sunkumai siunčiami tik tie, kuriuos mes galim pakelt, bet šito aš netikiu, kadangi jeigu tave suluošina tiek psichologiškai, tiek emociškai, tiek fiziškai, aš nemanau, kad tai yra vienam žmogui pakeliama. Galbūt jeigu turi atramą, galbūt tai yra pakeliama. Bet okei. Šiandien ne apie tai. Šiandien tema tokia, tiesiog aš noriu pažiūrėti, mielosios mano, atėjo rudenėlis. Tas rudenėlis būna paaštrina, taipogi tam tikrus tokius pojūčius ir norisi to jaukumo, šilumos, artimo žmogaus jausmų, galų gale. Aš nekalbu apie meilę, ar ne, tebūnė tai meilė, bet meilė tai yra sudėtinis dalykas, kuris yra auginamas, bet tiesiog apie jausmus, apie šiltus jausmus, galbūt kažkam tiesiog reikia atramos, emocinės, kažkam reikia turėti artimą ryšį, norisi jo turėti, man atrodo, visiems norisi jį turėti. Tiek duot, tiek gaut atgal. Tai aš noriu pasižiūrėti šiandien tokį dalyką. Per rudenį. Arba tiesiog imkit mergaitės, darykim taip, bus 4 variantai. 2 variantai iš grimuaro ir 2 iš zombių. Aš nežinau, kodėl man, bet šiandien taip nurodė kažkas tai ten. Kaip visada, nežinau, kaip jį ten pavadinti tą dalyką, intuicija to nepavadinsi. Tai kažkas yra daugiau. Kaip aš jau minėjau, kad arba mane prileidžia, arba neprileidžia, o kai prileidžia, tai man tiesiog automatiškai viskas tas išeina, sąmoningai to aš nedarau ir negalėčiau turbūt padaryti. Tai bus 4 variantai. 2 variantai iš grimuaro mano mylimo ir 2 variantai iš zombiukų. Rinksitės savo variantą ir pridursim dar po vieną kortą iš orakulo. Čia yra taro kortas, ar ne? Čia yra orakulas. Susigalvokit pačios, susigalvokit laikotarpį. Nedėkim vienos dienos, ar ne? Būkim racionalios. Susigalvokim pačios kažkokį tai laikotarpį, per kurį kažkoks žmogus atneš jums šiltą ryšį, artumą,
galbūt kažkokius jausmus, galbūt draugystės, ko kam reikia, žodžiu. Nekalbam apie vestuvės, nekalbam apie šeimos sukūrimą, nes tai mes tiek toli mes nenužvelgsim. Kortos jos tiek toli nenužvelgia, todėl kad įsikiša tam tikri dalykai, per kuriuos mes arba pereinam, arba ne, ir tai arba sutrukdo, arba palengvina įėjimo tam tikram žmogui ar ne į mūsų gyvenimą. Tai todėl po kiek tai laiko, ilgesnio laiko, viskas gali keistis. Mes negalim peržiūrėti viso gyvenimo, kas bus per visą mūsų gyvenimą. Kortos šitaip nerodo. Tai, imkite, sakau, savo laikotarpį kiekvieną, koks jai yra patogus. Mėnuo, 2, 3, pusę metų. Ar ne? Metai galų gale. Ir žiūrim tiesiog, ar pasibels kažkas į jūsų širdį, ar atneš jums šilumos, artumo, pasitikėjimo, žmogus, su kuriuo tiesiog galbūt kažkas užsimegs, ar ne, to, ko geidžia jūsų siela, kiekvienai mūsų galbūt skirtingai, ar ne, ir kaip tai bus, kas tai bus, ką tai galbūt atneš arba neatneš, ar ne, ir 4 variantai. Tai dabar išsimakaluokim gerai mes viską. Šiuo prieš tai buvau išsidėliojusi kortas į eilutes, po to jas taip į krūvą ir dabar dar kartą permaišau, kad nusimtų prieš tai buvusios visos energijos ir mum nesimaišytų. Taigi, pradėkim. Pirmas variantas. Per jūsų sugalvotą laikotarpį. Ar atsiras žmogus, kuris jums atneš, pabandysiu galbūt aš priartinti čiut, pabandysiu. Atneš šiltus jausmus, artumą. Kas tai bus? Kaip tai visą tai atrodys, ar ne? Pirmas variantas. Pirmas variantas, mergaitės. Antram variantai dabar. Aš jūsų labai pasiilgau. Taip, antram variantai. Kokie tai bus? Ar atneš jums šilumos, artumo, pasitikėjimo, jausmo ir kaip visą tai atrodys? Kažkoks tai žmogus, ar ne? Kalbam apie skirtingą lytį, galbūt kažkam tos pačios lyties. Suprantat, kalbant apie orientaciją, čia mūsų dabar visokių yra tų žmonių, aš neskirstysiu, nes meilė visiems vienoda. Taigi, grimuaras iš šalia, gerai, kur man dabar tave pasidėti, čia tą pačiuką pasikeitimų pas mane. Dabar imam zombiuką, 2 variantai prieš jūsų akis, mergaitės. Čia su tuo apšvietimu man čia taip pat, yra kaip yra. Nežinau, kiek šitas apšvietimas laikys. Ties, kad laikys. Bet labai užsipliurti negaliu. Nes gali išsekti apšvietimas, tada jau nieko nematysim. Taip. Trečiam variantui. Su zombiuku darysim. Persikelkim. Ir trečias variantas. Pas jūs, ar pasibels kažkoks asmuo jūsų širdutę, atneš jums šilumos, artumo, ar atneš ar ne, kaip visą tai atrodys, galbūt koks jis bus ir kaip tai bus, ar ne? Taip, trečias variantas.
dėliotas mergaitės. Ir 4 variantas. Ketvirtas variantas. Jum ar atneš kažkoks žmogus šilumos, artumo, pasitikėjimo, koks žmogus, ar ne, kaip visą tai atrodys ir galbūt į ką tai įsirutulios. Jeigu įsirutulios, pažiūrėsim. Ir prijungiam orakulą, kurį skaitysim paskutinį. Taip, visus. Nebėra daugiau. Visus. Orakulę met mažiau kartų. Taigi pradėkim nuo pirmo varianto. Klausimas tas pats per užduotą sugalvotą laikotarpį. Ar pasirodys žmogus, ką reikia padaryti, per kur galbūt tas žmogus ateis, iš kur. Begalė tokių klausimų. Tas žmogus, iš kurio jums reikia šilumos, artumo jausmų, ar ne? Antram variantui tas pats klausimas. Trečiam variantui tas pats klausimas. Ir ketvirtam variantui tas pats klausimas. Viskas orakulą užsidarom tuomet. Ir ką. Gerai, dabar, kad matytųsi kortos gerai, aš šitaip sudedu, kad nepasimestų variantai. Ir pradėkim nuo 4 orakulą, versim paskutinį. Pirmas variantas. Čia mano atrabutiką šiek tiek maišo. Žinot, mergaitės, kaip pačius matot, nieko nekomentuosiu. Visur figūruoja vyriškis. Plius mums krenta pats karalius čia. Ir jūs matau čia dviesi. Bet esmė tame, kad tam žmogui, kaip jum reikia to šilumos, artumo, jausmų ar ne, tas žmogus jaučiasi vienišas. Tai visų pirma. Ir vienareikšmiškai sakau, pasirodys tas žmogus. Dabar yra taip, kad jis užsiėmęs savo darbais, jis nukreipinėja savo vienišumą, pasinerdamas į kažkokius tai darbus, nukreipdamas savo mintis ar ne, kad neužsidepresuot ir visą kitą, bet žmogus ganėtinai nostalgiškas. Jis gali būti užsidaręs, kadangi mums krenta pentaklių karalius. Aš negaliu pasakyti, kad ten ar ne, ten, oi, super puper ten bagočius ir visą kitą, bet aš galiu pasakyti taip, kad jis turi pakankamai tiek, kiek jis įdeda darbo, o jis įdeda darbo atsakingai į savo veiklą ir jam pilnai užtenka to, ką jis turi, ką jis užsidirba ir jis jaučiasi komfortiškai, ar ne, tai darydamas, bet jis atsiduoda tam, kad jaustusi patogiai tam savo sostą, ar ne? Kas liečia finansinę. Taip pat gali būti pasinėręs ir šiek tiek kartais užsidaręs arba mažiau pasiekiamas, ar ne? Tai nebus taip, kad jūs ten susirašinėsit kas 5 minutės ištisą dieną, nieko neveikdami. Taip nebus, nes tas žmogus tikrai turi įdėti
pastangų, darbo ir laiko į tai, kad išlaikytų savo finansinę padėtį. Bet jis yra nostalgiškas. Neapsigaukit. Nes gali jis atrodyti apgaulingai, ar ne? Apgaulingai. Gali atstumti ir jūs galvosit, aha, nenori bendrauti, čia bėga nuo manęs, jam čia nereikia jausmų, čia jam nereikia nei to, nei ano, nei dar kažko. Bet taip nėra. Tas žmogus, jisai svajoja, jisai galvoja, jam reikia šilumos, jam reikia artumo, vienišam būt, pabodo, atsibodo. Ir tiesiog patarimas jums toks, kad nepabūkit, priturėkit šiek tiek kantrybės su tuo žmogum bendraujant ir jis atsiskleis. Ir jūs kažkur kartu pakeliausit. Na, tai nebūtinai užsienis, ne kažkur, bet kažkokia tai išvyka, pasimatymas, kažkur kartu galbūt netgi per bendravimą ar ne, per susitikimą kažkokių tai tų tokių taškų susidėliojimų. Žmogus gali būti šiek tiek užsidaręs savy, plus gali būti emigravęs, arba grįžti atgal, ar ne, arba tiesiog komandiruotėse gali būti taip, gali būti toks variantas, ar ne, nebūtinai šiuo metu gyvenantis Lietuvoje, arba gali važinėtis, su tuo gali būti susijęs darbas, arba gali būti grįžęs, arba kaip tik išvažiavęs į užsienį ir galvojantis grįžti, arba grįžinėje. Tai vienas iš tokių. Ir jam trūksta žmogaus, jisai svajoja, jisai galvoja, dėlioja, bet žinot, kaip sako, kartais būk atsargus su tuo, kai tu susidėlioji savo idealą, nes iš tikrųjų mes labai dažnai nežinom ir apsirinkam, ko mums iš tikrųjų reikia, kol mes to negaunam. Nes mes pasidarom kažkokį savo idealą, mes to siekiam ir mes nieko nebematom aplinkui. Bet kartais tai mus apgauna ir mes gavę kitą, gal aš tokį grubesnį palyginimą padarysiu, bet ar ne, sakykime, iš savo patirties, tiesiog, ar ne, yra patiekalai, ar ne, vat mes mėgstam kažką išskirtinai tą. Ir niekada neragaujam kažko, nes mums atrodo labai kažkas tai ten neskanaus, ar ne, nes, tai nėra mūsų prioritete. Kažkokie ingredientai. Ir va, įsivaizduokit, paragavot jūs ten, aš nežinau, kokio nors ten banalaus sušio, kurio niekad nemėgdavot. Ir jums taiga pradėjo patikti. Ir kuo daugiau jūs jį valgot, tuo labiau jums patinka. Ir po to vietoj savo ankstesnio maisto jūs renkatės būtent jį. Nes kuo ilgiau valgai, tuo jis darosi skanesnis. Taip gali atsitikti su šituo žmogum. Pažiūrėkim, ką mums dar pasufleruos. Risk and reward. Tai reiškia, surizikuok ir būsi apdovanotas. Va, mergaitės, pirmas variantas. Labai gražus, žmogus nėra paprastas, turintis patirties, galbūt ir skaudžios, pajutęs visą tai, bet apsišarvuokit kantrybę. Surizikuokit ir būsit apdovanotas saldžiom sultim. Taip kaip aš jums pateikiau pavyzdį, galbūt jūs iš pradžių galvos, man čia to tikrai nereikia, nes kažkas ten jums neaišku, bet neužsidarykit. Kantrybės ir pasižiūrėsit, kas išeis toliau. Ką, antras variantą. Važiuojam su jumis. Kas pas jūs? Antras variantą papuolėm čia su jumis dabar. Oi papuolėm.
pas jūs, arba jūs įsibrausit, arba pas jūs įsibels, susipažinsit, galbūt pažįstat jau ir užsirituliuos galimai šilti santykiai su žmogum, kuris yra išsiskyręs, tai pirma, arba netgi našlys. Galėjo būti šeima, net netokio tokios galimybės, kad yra giminaičių, buvo šeima, galbūt buvo vaikai ir kažkokios tokios skaudžios skyrybos, kurios žmogui ilgą laiką neleido netgi ramiai miegoti naktim, ar ne? Gali būti visiškai netgi našlys. Arba kažkoks praradimas šeimoje. Galbūt labai skaudžios skyrybos su išsiskyrimu galbūt ar ne už Atlanto, kaip aš sakau. O atrodė iš pradžių viskas ten tvarkoja. Kas tikėtina labiausiai, kad jūs arba supažindins kažkas tais, arba jūs susitiksit kažkokių tais žmonių rate. Ne vienas ant vieno, bet kažkokiam tais žmonių rate. Iš pradžių jis gali jūsų išsigąsti, nes jūs atrodysit labai valdinga, labai emocionali, labai aistringa, galbūt kažkokios savybės jam pasirodys per daug problematiška, kad jis galėtų tai pakelti, ar ne? Bet mes matom žezlus ir čia žezlų karalių, pas jūs eina karalius, susistovėjęs, susitapėjęs žmogus su patirtim, norintis ilgalaikių santykių, norintis jausmų, pasitikėjimo, tikėjimo, problemų jam nereikia, problematiškų žmonių jam nereikia. Tačiau nežinau, kaip bus su vaikais, nes galimai gali būti, kad jis jau tokių turi. Ir gali jūsų netgi išsigąsti, kad nepasikartotų kažkas tai tokio, nes jūs galit labai būti panaši į prieš tai būsią partnerę. Galit jį išgąsdinti. Bet, sakyčiau, toliau viskas jūsų rankose. Žmogus aistringas. Iš pradžių jis jums to neparodys, bet žinot, kaip būna čia toks tipažas, kai susistovėjęs žmogus, turintas savo gyvenimą jau kurį tai laiką, be pokyčių ar ne, jis gali tiesiog pabijoti dėl skaudžios kažkokios praeities ar patirčių, prisileisti žmogų, ypač tokią ryškę asmenybę, kokią jūs jam pasirodysit, aistringa. Ir galbūt jis jums pasirodys, toks šaltas, abejingas ar neapsigaukit, ne. Šitas žmogus, jis yra aistringas, jis yra pasitikintis savim, nors gali visiškai to neparodyti iš pradžių, kad, galiu pasakyti, kad dėmesio jis gali sulaukti tada, kada jis pats nori, ar ne, kada pastangų. Ir ta pažintis jūsų gali būti visiškai tokia netikėta ir greičiausiai sakau, kas labiau tikėtina tarp ten, kur bus žmonių. Minio žmonių, kažkokiam renginį, susitikimuose, galbūt darbe, galbūt kažkas jūsų pažindins, tai nematau, kad tai internetinė kažkokia pažintis. Matau gyvą pažintį, gyvai matot jūs vienas kitą. Ir ką čia parodys? Answers ir fear, of course. Vat ką mums rodo, kad tai bus answers ir fear, ar ne? Bereikalinga baimė. Jūs galit galbūt išsigąsti jo charizmos, kaip ir jis jūsų, ar ne? Arba patirčių, tiek vienas, tiek kitas. Galit išsigąsti iš pat pradžių, ar ne?
Bet jeigu leisit rutuliotis toliau, bandykit, nes tai yra nepagrįsta baimė. Tai yra nepagrįsta baimė, kokia jums gali pasirodyti iš pat pradžių. Tai siūlyčiau nenurašyti to žmogaus. Ir siūlyčiau ar nepasiduot, nenuleist iš karto rankų ir kad čia viskas, su juo čia nieko nebus. Ne, nebijokit. Nebijokit, atmeskit savo baimės. Atmetus savo baimės, būkit savim tikra, leiskit jam pažinti save, būkit atvira. Ir tada jis taip pat nusimes šitą nereikalingą antsvorį fear, bereikalingą baimę, dėl ko jis baiminasi, ar ne? Galbūt jis baiminasi dar vienos patirties, galbūt jis baiminasi vėl pamilti, mylėti ir prarasti. Bet tai yra bereikalinga baimė. Tiek iš jūsų pusės, tiek iš jo. Gal jūs kažko įsigasit iš jo praeities, jo patirčių ar kažkokių tai nusistovėjusių dalykų ir panašiai, žinot. Neverta. Tai vat, bandykit. Nu ką, trečias variantas. Važiuojam su jumis. Kasgi čia pas jūs? Oi, čia įdomi. Trečias variantas, čia įdomi. Pradėkim nuo to, kad gali būti, kad jau kad tiksliau tas asmuo jūs pažįsta, arba galbūt jūs irgi, bet tai greičiausiai labiau kvepia man internetu, nuotoliniu būdu. Nežinau, bet kokie socialiniai tinklai, ar ne, ir panašiai. Labai galimas būdas, kad tas žmogus jau bandė prie jūsų prieiti, bet jūs galėjot jį atstumti, tai pirma. Arba antra, jis galėjo būti dar tuo metu nelaisvas. Dėl kažkokių priežasčių galėjo būti taip, kad jūs arba netkreipėt dėmesio į jį, arba jį atstumėt, nebebendravot ir taip toliau užsiblokavo žodžiu. Bet ką aš noriu pasakyti? Jis jūs mato ant lėkštutės, va tokią svajonių moterį, kuri turi daug gerbėjų, kuri gali bet kurio momentu užsidaryti ir man nereikia. Ir žodžiu, kad aš turiu daugiau pasirinkimų. Tau gali atitekti tas mažas kąsnelis, o kažkam tai visa mano širdis, ar ne? Bet jūs tam asmeniui esat fortūnos ratas, tai yra sėkmės ratas, kaip loterijos laimėjimas, žinot. Jeigu jūs jam esat kaip fortūnos ratas, kaip sėkmė, tai neabejotinai jis daug dėl jūsų padarys, kad užkariautų jūsų dėmesį, kad jūs pasiektų, kad atkreiptų jūs dėmesį, kad jūs neužsidarytumėt jo, neužblokuotumėt ir panašiai. Ir gali būti, kad kažkada bandėt bendrauti, bet jūs užsidarėt, nebebendravot. Ir vėl tas ratas gali užsisukti. Tai nežinau, ar jūs man nerodo kartais, ar jūs tą žmogų gyvai pažįstat, kas gali būti pagal tai, pagal bokštą. Bet gali būti, kad ir ne. Ir vėl gali užsisukti ratas, jeigu jūs įsileisit šitą žmogų. Jis apie jūs svajoja, galvoja. Jūs jam esat tokia neprieinama svajonių moteris, turintis daug gerbėjų, ar ne?
ir neaišku, kuris tas gabaliukas atiteks jam, ar šitas mažas, o jis nori viso šito gabalo, jūsų širdies jis nori pavogti jūsų širdį, nes jis yra įsitikinęs, kad jūs esat jo sėkmės garantas. Kai žmogui tiesiog viskas sekasi, kai šalia jo yra moteris. Netgi gali būti, kad yra persikraustas jis kažkur, galbūt iš vieno miesto į kitą, galbūt pakeitęs tiesiog aplinką. Ir negi gali būti, kad apsigyvensit kartu. Gali būti taip. Na ir ką mum orakulas parodys. The Witch. Ar paskaitysiu. The earthly of the worlds. Ne veltui krenta mum raganos korta, todėl kad jūs jau galbūt jau buvot tą žmogų įpančiojus į savo tą ir jam sunku nuo jūsų pabėgti. Gali būti taip, kad jis ir sakys, ir sako, ir galvoja dabar, ir greičiausiai man čia taip meta, kad jūs jau esat pažįstami, o galbūt dar nesat, bet jis galvos, kad jūs esat ragana, kaip taip jinai gali mane traukti, kad aš to paaiškinti negaliu. Svajoju, galvoju, pamiršti negaliu, o jinai va tokia va, čia žodžių ir taip toliau ir panašiai. Žinokit, įdomu, ir labai sakau panašu, kad čia viskas eina internetiniu būdu. Ir jis jūs laiko raganą. Beje, moterį, kurios pamiršti neįmanoma, yra sunku, jinai gali, aš suprantu, kodėl šalia tokios kitos kortos krito, kad jinai turi daug gerbėjų tik tada, kada jinai nori, o kada nori, jinai gali šiltai atstumti. Gerai, 4 variantą pradedam nuo jūsų. Matai, kaip čia. Ką, mielas 4 variantas, aš jums galiu pasakyti. Ką, mielas 4 variantas. Čia pas jūs netgi 2 kandidatai. Atsiras arba yra. Arba gali būti taip, kad vienas yra ir atsiras kitas, kuris stengsis visaip kaip save parodyti ir žodžiu pradėti tokį rimtą meilės reikaliuką. O kitas asmuo jis stebi ir nenori niekam jūsų atiduoti. Tai gali būti iš praeities. Žmogus, kuris stebi ir vis tiek jūsų nenori atiduoti, kadangi supranta, kad, jis pavirsta tokiu, išorėje jis gali būti smarkus, ar ne, ten labai gyvybingas, labai ten aršus, gal netgi, ar ne, ir taip toliau, bet realiai šalia jūsų jisai pavirsta šuneliu, kurį namuose čiuci-puci gali tai būti, taip daryti. O kitas, jums siūlys kai ką daugiau, nes jis save pateiks visai kitokią priešingybę, negu buvo prieš tai. Ir žmogus, kuris bandys ir norės pasiūlyti jums kažką daugiau, negu trumpalaikiai santykiai, galbūt daugiau negu dvilypiai santykiai, nes ką aš matau čia? Matau meilės trikampį. Suprantat? Tai gali būti taip, kad žmogus, su kuriuo jūs buvo užimtas ir jis jūsų paleisti nenori, dėl to jums liūdna, bet atsiras kitas, jeigu jūs įsileisit,
kuris bandys parodyti save iš visos gražiosios pusės ir palenkti savo linkime. Tik ką darysit jūs? Ką darysit jūs? Nes kad čia reikės daryti pasirinkimą, vienareikšmiškai reikės daryti pasirinkimą. Vienareikšmiškai. Arba čia, arba čia. Pas ką jūs eisit? Jau jūsų sprendimas. Aš jau čia nieko negaliu pasakyti. Pas ką jūs eisit, taip ir bus. O kaip bus? Pamatysite tik gyvenant, dėl to tam ir yra gyvenimas. Nes jeigu viską kortos mums pasakys, kaip mums reikia gyventi, tuomet mums nereikės nei galvos, nei smegenų, mes nežinosim nei kas yra skausmas, nei kas yra tikra meilė. Na ir exploring wildness. Tai čia verda kova, užvirs kova. Tik įdomu, kuriam. O gal ir jum pačiai. Čia gali užvirti labai įstringa ir didelė kova dėl jūsų dėmesio, kai tai pasisuks labiau rimtesnė tema. Jeigu buvo meilės trikampis su užimtu žmogum ir atsiras kitas žmogus, tai šitas asmuo gali pavirsti šituo. Kada aš tavęs neatiduosiu. Matot? Viena dalinasi dviese. Per pykčius. Gali jūs bandyti paveikti kažkaip, ar ne? O kuom pasisuks visą tai bus tik tai jūsų sprendimas. Tai ir daugiau aš nieko negaliu pasakyti, nes tai būtų jau kišimasis ten, kur man negalima. Tai va, mergaitės. Toks rudeninis mūsų metamukas. Ačiū, kad buvot su manim. Stengsiuos atsigavinėti. Vis ieškosiu kuo daugiau išeičių. Ir kuo dažniau susitikti kanale, nes man labai labai jūsų trūksta. Apkabinu. Piešiu širdelę. Linkiu visom laimės, šypsenos, šilumos, sielos ramybės, džiaugsmo ir jausmų. Gerų, pačių geriausių. Ate.